Antras epizodas, serialas Giminaičiai. Važiuojam. Aš norėčiau pradėti šį dokumentinį su tiesiog mano papasakojimu, kodėl aš norėjau sukurti visą šitą įrašą. Man atrodo, labai įdomu būtų įsiamžinti savo šeimą, savo giminę, kokie mes esam žmonės. Ir norėčiau, kad šitas dokumentinis būtų mums, savo patiems, apie mus, kad mes save atsimintumėm, kokie mes buvom, esam ir kad išliktumėm kitų atminty. Ir tai ką, važiuojam. Rebecca Levdaya. Aš Asta Gurauskienė, gimiau Mažeikių ligoniniai. Mergautinė Asta Jastrumskaitė. Mama Lina, tėtis Algimantas. Mama gero būdo, ramaus, skaniai valgy daro, kaip ir tėtis. Kantri, daug padeda. O tėtis labai bendraujantis žmogus, linksmas. Nėra tokio ramaus būdo. Vardas Inga Jastrumskaitė. Gimiau Saldos ligoniniai Latvijai, bet užaugau Mažeikiuose. Ir tėvai mama Lina Jastrumskienė, Brazdauskaitė. Jie kepėja, gamintoja, namų ugdytoja, tvarkytoja, labai darbšti moteris. Visiems su gimtadieniu ar jubiliejum ar kokia proga tortą iškeps visą laiką. Taip įsidėgė, kad aš irgi taip stengiuosi draugam iškepti tortus. Taip nustebina, nes atrodo taip nuoširdžiai kažką savo pagamina visą laiką mama ir dovanoja, tai labai fainai. Visai giminiai faina turėti tokį žmogų. Tėtis Algimantas Jastrumskas, žiauriai darbštus žmogus, labai, nežinau, kada graudinuosi. Labai didžiuojuosi. Nes nedaug tokių žmonių yra, kad viską mokėt, ką nemoka išmoks. Nežinau, ką tai kripšta. Nes aš dabar turiu vaikiną, tuoksimės greitai ir irgi labai darbštus žmogus. Ir aš visą laiką asocijuoju, kad atrodo, susiradau savo partnerį gyvenimui. Čia paukščiai čiulba. Susiradau partnerį gyvenimui tokiu padarbštu kaip tėvas, tai taip atrodo labai fainai, labai didžiuojuosi. Tai jo. Ir visa giminė irgi pasipelno, nes tėtis moka suskėpyti obeles visiems, žinai, viskas darbus padirbti, kiaulę papjauti. Visų galų meistras, tai labai fainai. Ir nesibaigiantis prikolai bairiai, tai. Rema Ong, mergautinė pavardė Jastrumskaitė. Gimiau Saldos, bet užaugau Mažeikius. Aftinkių 26. Mama Lina Jastrumskienė, tėtis Algimantas Jastrumskas. Gerai, kokia mama, nežinau, sunku net pasakot, mama sodina, mama tortus kepa. O taip charakteris, nežinau, man toks įdomus, kokia mama ramiai yra, žinai, nepliotkina, nesikiša ten į kitų žmonių reikalus. Čia šiaip per paskutinius kelius metus mama pradėjo anglų kalbos mokintis, nežinau, taip fainai atrodo, taip, kad turim užsieniečius, antros pusės užsieniečiai,
Ir, na, žinai, susitikimai tokie yra, kad reikia kažkam taip vertėjaut. Ir taip, mama dabar pradėjo užsiimti anglų kalbos tais mokinimais, jis dabar sustiprinta mokinas. Nežinau, tai fainai, kad taip mama, žinai, padeda, nu, nežinau, kad už tiek užsiėmė, kad galėtų suprasti mūsų tas antras pusės Andarinos ašrą ir taip nugražu, taip, nežinau, norėtos tokį didelį ačiū net pasakyti mamai. Nežinau, kad grūdintis pradėjau. Taip, tiesiog, ačiū didelis. Gerai, o tetas, na nežinau. Teta atrodo labai lengva apibūdinti yra, nes jisai 100 milijonų charakterių užsiėmimų turi. Žvejys, sodininkas, tenais plytų tapetų dėjas, elektrikas, važiuotojas, kiaulių pjovėjas. Nu, nežinau, tetas viską moka. Tetas milijoną tų tokių užsiėmimų turi, tai atrodo net lengva apibūdinti. Ir taip juokingai, kad taip. Mama tokia yra savo, prisilaiko nuomonės, o tetis ne, su visais pašnekėti, žinai, tokie juokingi, ne tokie faini. Ir sesės Inga ir Asta. Tai dvi labai skirtingos sesės, Asta 2 metais vyresnė. Esi kažkaip nuo vaikystės atsimenu, Asta visą laiką tokia FIFA. Žinai, su melynu tušu, atsimenu, pradėjo dažytis ten paauglė būdama, ten prie stiliaus tokie, žinai, irgi duodavo mum malkų, kad ten mažės apsirengusios su treningais, tipo, reik stiliovai rengtis, ką mes ten, žinai, kaip kaimietės. Biški duodavo jo kritikos, kad reikia biški kaip panom atrodyti, nes mes su Inga kaip bernai galėtumėm laisvai rengtis, mum nerūp, žinai. Inga yra mano dvynė sesė. Ir visą laiką klausau visi nuo vaikystės, o jūs dvynės, taip tokios pačios esate, viskas tą patį tenai, žinai, domintas. Bet taip ne, mes labai skirtingų tų charakterių, nuomonių. Humoras tai bendras, stabaliai. Humoras tai mes tą patį humorą turim, labai smagu susibėgti, yra pasijuokti. O šiaip mokykloje atsimenu, Ingai visą laiką gerai sekėsi ten matematika, fizika, chemija, biški, o man visiškai nesigavo. Aš nesuprantu da iki dabar nei fizikos, nei chemijos, aš užsimuščiau, jeigu man reiktų mokyklą grįžti. Nes aš atsimenu mokykloje, man istorija, biologija dar nieko normaliai gaudavos, bet aš Ingos visą laiką prašydavau arba nusirašyti matematikos namų darbus, nes aš visiškai nesuprasdavau. Inga ne tai, kad ana gera buvo, bet ana bent jau ant 5, žinai, ant 4. Aš tai ant 2, 3, žinai, varydavau, bet ana vis tiek kažkaip labiau biškai suprato. Kai balsiniai buvo mokykloje, aš atsimenu, aš turėjau laikyti kažkokį fizikos ar chemijos egzaminą ir nesuprantu, aš ten, žinai, nusirašinėdama vos ant 4 išlaikau, kad galiausiai, žinai, kai mes turėjom skirtingus tos stilius, aš ten labiau, žinai, punkė buvau, metalistė, o Inga tokia, žinai, FIFA buvo ir sakau, davai Inga padėk, man reikia tą fizikos egzaminą, testą praeit, nes, man viskas paskutiniai tie pažymiai ant 12 klasės aš neišlaikysiu. Tai mes su Inga, aš prikalbinu, mes su Inga apsikeitėm rūbais, kad Inga apsirengė su mano juodais metalistės rūbais, o aš su Ingos fifiškais ir ėjome pamokas ir Inga vietoj manęs nuėjo išlaikyti tą testą. Ir gavau 6. Ačiū, Inga. Lina Jastrumskienė, Brazdauskaitė, Mažeikių ligoniniai, bet Bugėniai buvo mano gimtas kaimas. Irena Brazdauskienė, Vytautas Brazdauskas, kaip apie tėtį, jis buvo labai linksmas, nuoširdus žmogus, toks gerietis, galėdavo su vaikais žaisti, kūlversčius vartaliuoti. Toks pozityvus, ypač visiems aplinkiniam stengdavosi tikti, amžinatilsį jų.
O mama tai irgi tokia labai jautri, nori visiems būti gera, visiems nori įtikti, kad kas nors ką nors nepagalvotų blogo. Tokia nori būti gerėti, nekonfliktiškas žmogus. Tėtis buvo vairuotojas, visokių transporto priemonių išbandė. Su Volga vežiojo viršininką ir su autobusu keleivius vežiodavo. Ir su didelė tokia mašina, Kolchida, parvarė iš labai toli tą mašiną. Ką daugiau? Šiaip ir su Zilu buvo dirbęs, visokios transporto priemonės buvo išbandęs. O mama tai buvo buhalterė gyvenimą. Irgi gerą kolektyvą turėjo, jau dabar pensijoje, bet vis palaiko ryšių su savo buvusiom kolegėm. Todėl, kai jinai tokia draugiška ir dabar dar susitinka, susitikimai vyksta. Mano vardas Irena Brazdauskienė, mergautinė pavardė Irena Bunkutė. Tėvų vardai Antanina ir Andriejus Bunkai. Apie savo mamą, ką galiu papasakoti Antaniną, buvo jin ramaus gero būdo, mėgo labai namus, namisėda tokia. Dirbo jinai ir telegrafę stoty vokiečių laikė, mokėjo Morzės abėcėlę. Paskui dirbo MSV matininkė, kai kūrėsi kolūkiai. Po to dirbo dar sąskaitininkė, bet labiausiai mėgdavo namuose, jau nemėgdavo taip keliauti labai kur nors. Užtat ir dabar sulaukė 100 metų. Tėtis buvo iš 6 vaikų. Jis buvo baigęs 4 klasės ir toks buvo, sugebėjo visur. Jie ten dirbo radijo taške, Mažeikiuose buvo ten paleidę. Bet kažkaip prie jo prisikabino ir už akių nuteisė už politiką. Ten gal ir neteisingai, bet žinai, kas čia dabar išsiaiškins, nebuvo teismo ten. Kai Stalinas mirė, tai paleido, bet buvo gavęs 15 metų. Mano vyras, jis buvo vairuotojas, jis ir buvo baigęs tą vairuotojų jau. Profesionalas, traktoristas, viskas ten, kur reikėdavo ten dirbdavo su traktoriu ir su mašina. O tėvas mano, Andrius, tas buvo toks linksmo būdo, jis mėgo keliauti, mėgo visokias užgavėnes, mes su tėvu visur eidavom. Važiuodavom su dviračiu į Lūšę pas jo, tą brolį ten mokytojavo. Vienu žodžiu, mes labai mėgo tokias pramogas visokias. Per Aprilį jis ten apgaudavo mane. Vieną kartą sako, Iranas, prausėsi jis taip, žinai, kaip anksčiau išbliūdo. Sako, Jėzus, beždžionė bėga. Ir mes visi 3 kartus apie tą namėlį dar medinį, žinok, aplėkė. Jokios beždžionės, sako, Aprylis. Toks prisiminims. Turiu 2 sesės. Asta vyresnė, strazdanota blondinė. Labai geros širdies žmogus, visąlaik tokia šilta, su šypsena. Kai augdavom, jinai, kadangi buvo vyresnė, tai kai augdavom, visąlaik mums duodavo patarimų, kaip atrodyti kiečiau, kad ten, žinai, nesusitempt kelnių iki bambos. Šitai. Oi, muždome žiauriai. Bet mes turim priešais Astą, žinai, Ne, kiekvienas už save buvo, man atrodo.
O seserima tai irgi žiūri gražiai pasakęs achuiena. Nežinau, kaip papasakot, labai faina. Nu, čia yra jinai mano atspindys, tai aišku, aš jinai pagirsiu, bet žiauriai fainai buvo užaug. Irgi apsiverksiu. Taip, kartais, ne kartais, visą laiką, kai kas žino, kad turi dvynę, visi klausia, žinai, kaip yra būt dvynę. Aš taip sakau, tas pats, kaip turėt geriausią draugę, kuri pagauna visus tavo bairius. Žiūrėkit, jinai irgi gabi, žiūrėkit, kokį panduką padaręs. Jinai užsiima rankdarbiais visokiais. Irgi prie mano, tai vis laik rasim bendros kalbos. Koks naujas hobis savaitės. Tai fainai ir dažnai susitinkam, bendravom ir su Asta irgi palaikom ryšį. Mes turime gyvenam užsieniai, bet vis tiek palaikom ryšį su Asta labai. Ištisai bendravom, turim grupės chatą ir ten su pusseserė Vaida, kad labai fainai turėti tokį artimą ryšį. Ir mes taip vadinam pusseserė Vaida, kad jinai mūsų sielos esi. Tai priimam ją, tai irgi kaip savo. Jinai mūsų reta, tai fainai. Mano pirmoji profesija buhalterinė apskaita. Bakalaurą apsigyniau. Po to baigiau siuvimo kursus 2 metų. Taip siūdavau užsakymus ir savo vaikams. Po to baigiau mokytojo padėjėjo kvalifikaciją. O šiaip bandau visko išmokti, makiažus daryti, pint kasytes, makramę pint, epoksidą liet, šiaudus kasytėse. Bandau išmokti visų, kokie tik yra įmanomi rankdarbiai. Aš esu scenos menininkė. Tai ir čia angliškai vadinasi scenic artist, bet kam pasakau, nedaug kas žino, kas tas yra ir tada vis laik turiu paaiškinti. Tai scenos menininkas yra žmogus, kuris dažo, gamina, tapo viskas, kas yra užkulisiuose. Teatro, televizijos ar šiaip kokie projektai ir komerciniam renginiam. Tai visokius spektaklius, ten fonus, viską, ką žmonės mato ant scenos, tai mes padažom. Tai čia yra tokia užkulisių darbas, toks sunkus darbas. Visą laik nagai baisus būna. Nu, tai aš tiesiog jau niekada nesistengiu prisižiūrėti, nes tiesiog bus pirmadienis ir vėl viskas išsiteps. Kartais naudoju pirštinės, bet iš periodo tai nesvarbu. Bet labai įdomus darbas tikrai. Aš baigus tik vidurinę, 18 metų apsiženijau baigus ir gimė ta dukra Lina. Ir po to pradėjau tai sąskaitininkė dirbau, tai paskui sekretorė, paskui buhalterė. Na, aišku, 3 mėnesius ten buvau kursuose Vilniuje ir paskui jau tais laikais nebūtina buvo baigti, matai, viską reiškia praktika. Reikėjo daug įdėti darbo ir vienu žodžiu ir paskui net ekonomistė pakilo. Atsikeldavom, pavalgydavom ir iš karto lauką. Ar į kiemą, arba ant kalno į žiemą. Maudytis. Mano vaikystėje
Nu, šiaip kaip į mokyklą eiti. Į mokyklą eiti. Nu, nelabai patiko man į tą mokyklą eiti. Nežinau kodėl, bet kažkodėl nelabai mėgau tos mokyklos. Paskui, kai jau pradėjau pagal specialybę mokintis, tai kažkaip atsigavau, jau įdomiau patapo. Nu, šiaip mokykla buvo šalia namų, keli žingsniai iki mokyklos. Jo, tu ypač sodo viduriniai mokiausi. Jo, visai vaikas, kai buvau, tai kaime gyvenom, paskui nuomojamam bute name. O kai išėjom į butą, tai jau darželį, jau kaip ir miestietė buvau. Aš vaikystė, tad mes tai bėgdavom visą laiką į lauką, ar žiemą, ar vasarą. Vasarą tai gerai, eidavom dar žvejoti su drauge. Tai mes nuėjusios užsikabindavom ir tą slieką, sugaudavom tų rubuilių. Vienu žodžiu, vienos pačios per miškus. Niekas neprižiūrėdavo. O žiemą tai mes nuo kalniukų, kur statesnis koks kalniukas, dar čia pusbroliai mano, tas Julius su Kaziu padarydavo tokį ant ledo tokią sukti, žinok, tai ten susisėdę lėkdavom, nu visą laiką tokie va žaidimai, kad tik į lauką išbėgti. Nu, jeigu jau labai kas nors ten pusnis, mes nueidavom dar ir eglutę parsinešti kalėdoms. Bet aš neįsivaizduoju, kaip mes su ta draugė vieną kartą suslydėm. Jinai čiuožė gale. Į nuvertom, tokį griovį, nebišlipam tokios pusnis. Jėzus, galėjome nuskęsti ant tose pusnys. Nieks, sakau, taip labai nežiūrėjo, tų vaikų patys augo. Aš tikrai atsimenu, mokyklą eiti nepatiko. Jo labiau sodo viduriniai nepatiko eiti. Nežinau, mes ten nepritapo menininkės, buvo, nežinau, sunkiai mes ten. Ir kai mes išėjom iš kitos mokyklos, toj Balsiniai tikrai labai smagu buvo, bet kol mes ėjome tą sodo vidurinę, atrodo ten toks nesibaigiantis tas pragaras, tas pamokos, fizika, chemija, ten išmokins. Nu, dažnai tarkuojama, ten tiek nuobodu būdavo, besiklaudavom, kad šūlę pasibaigti ir eiti dailės pamokas. Bet šiaip jeigu vasara, tai visą laikį į kiemą. Ryte atsikelu, aš atsimenu, taip gerai, vasara yra. Atsikelam buterbrodų, pavalgom į lauką. Grįžtam po pietų vėl pavalgyti kokį buterbrodą. Nesvarbu, ko šaldytuve yra, ten, žinai, šaltienų, kokių plovų, nesvarbu, slovikos. Tegu įsėtam šaldytuve buterbrodų, ir tada vėl į lauką. Tiesiog toksai besusijimo, žaidėm slepynį, kvadratą. Ką aš nemokėjau žaisti triukšlius, mes su visais tenais darydom komandinį tokį darbą su Andrium, Dainiu, Masta, Inga. Baba su Bočium yra kažkur į lauką išėjo, tada Andrius su Dainis laukia yra, kas po savies prie lango pažiūrės, kas aukštesnis lipti salioniai spintelės, kad saldainių pagrėb, nes buvo pačia aukščiausioje lentynoje. Tikrai tenais, kas žiūri prie vartelių, kad Bočius nepraein, kas žiūri prie to virtuvės lango, kad baba neparein. Gerai, baba parein, greitai. Šiaip atsimenu, kai augdavom vasarą, mumis tėvai pamesdavo pas močiutę arba pas babą. Tai mes vėl močiutę, kitą babą padinu. Tai baba tai yra tėčio pusės mama, močiutė Vakarų gatvėj. Tai tėvai pasirinkto. Tai jeigu pas močiutę, tai vasaros laiką leisdom su pusseserėm Deima ir Laura, o Turkšliuose būdavo pusbroliai, tada iš tėčio pusės kūmo atveždavo Andrius su Dainiu. Tai su jais kitaip laiką leisdavo. Su bernais jie vyresnis, mažiukiam gal nenori prasidėti daryti. Tai, bet pažaisdam kašį su pusbroliais, su Deima ir Laura, žaisdam slepynių, tam pas močiutę vis tiek daug vietos visur, kur palakstyti. Eidom pasivaikščioti, siemką nusipirkti. Bet kuriuo atveju
arba ten reikėjo daržus ravėti. Tai nesvarbu, kur vis laik bus kažkokio darbo, bet žiauriai užgrūdino, aš labai džiaugiuosi vaikystę, nes atrodo, dažnai tai pagalvoju, kad mumis užgrūdino darbai. Atrodo, iš mano perspektyvos taip netrodo, bet Deimantė arba Laura atsimins gal kitaip, kad ai, mažykės, mažas, nereikia tokio pat pažiūrėjau telką. Mes išsisukdom surimo dažnai, buvo mažiausias. Tai praslysdom, bet apskritai daug buvo vis tiek malko krautis, ko taip atrodo paprašė, varai ir darai. Ir atrodo, ir gal jaunos, kai buvom, pradėjom tada ieško darbų, ten rinkt agurkus kur nors, ar ten ravėt braškes rinkt, kad užsidirbti, žinai, ir taip prasisukom, atrodo, taip atrodo, įdėgė tą tokį norą gerai pasirodyti, gerai atidirbti, ir atrodo, aš irgi dar, ir dabar darbę dirbdama, nežinau, toks yra postumis, kad taip nepasišiukšlinu, kad taip, net nežinau, darbą žmogų puošia. Tai va, kadangi mano pirštai nagai dažnai atrodo tokie purvini, man kažkaip man nėra gėda, man niekad gyvenime nebuvo gėda tų mano nagų. Kiti pasižiūri, galvoju, taip, Dieve, gal susitvarkyk, nes aš dirbu sunkiai. Tai man čia toks, taip, savo. Negi. Jo. Aš visą laiką ten ir gyvenau toj vakarų gatveliai, bet aš kai maža buvau, ten skaitėsi ne miestas. Vienoj pusėje miestas gatvės, o mūsų namas skaitėsi Kalninų kaimas. Ten tų namų mažai tebuvo. Per karą mūsų trobelė buvo išlikusi, sveika. Mama sakė, kai grįžo iš kaimo po karo, žiūr, sak, visi lunga išdaužyti, bet vištos tupi ant krosnies. Tai kur buvo per karą išvažiavo? Per karą reikėjo trauktis visiems į kaimus. Kaime buvo pasitraukę, ir ten gimė dar mano broliukas, kuris mirė, mažas, susirgo ir vaistų nebuvo. Vienas gydytojas tik buvo tada Mažeikiuose, vežė pas tą gydytoją, Punis pavardė, atrodo, sakė. Ir sakė, ai, čia angliška liga, sako, ir jis mirė mažas, mažiukas. Viktoras buvo. O dar buvo, jie pasitraukė pas tokią vieną svetimą moteriškę per karą, tai sakė, neturėjom valgyti, gerai, kad jin karvė turėjo tai pieno. Tai kiekvieną dieną virdavo tik tais tos kleckiukus, žinok, ir to pieno, kad turėjo. Sako, mama sako, aš žiūriu, sako, vokiečiai pas kaimynus paskerdė kiaulę, sako. Mama sako, aš eisiu, paprašysiu, gal duos man lašinių kokį gabaliuką. Sako, tėvas, sako, neik, sako, gal ten, žinok, sako, gal jie supyks, dar neduos, žinau. Mama biškį mokėjo vokiškai, matai. Vokiškai paprašė, ir jie visą tą pėtį davė jai. Tai mums buvo šventė. Dainius Andriu, pusbroliai, tai jie kai atvažiuodo, tai mums taip atrodo, kaip iš užsienio jie atvažiuoja, žinai, iš sostinės, miestiečiai, nes mes, žinai, kaime augas, vis tik. Tai vis laiką jau žiūrėdom, ir jie aukšti buvo labai, žinai, tai vis laiką, taip šustrai būdavo. Tai būdavo fani, jeigu jie norėdavo su mumis laiką leisti, jeigu nebūdavo gėda, žinai, mažikiam trainėtis. Mums tai kas buvo, mes lipdom kaip norėdom, žinai, mums tai. Mėgstamiausias buvo mamos eklerai, su tuo įdaryti su įdaru tokiu skaniu, ir riešutėliai. Tai aišku, batono su grietinė ir cukrum užbarstyta.
Jeigu ne grietinės, gal sviestų pakeisti. Dabar jau nebėra tų saldainių, buvo mano mėgstamiausi saldainiai ir rapsodija. Aš nežinau, gal daugiausia patikdavo tie ledai už 10 centų. Eidavom pirkti. Nu, kas čia daugiau, spanguolių tas kisielius mamos išvirs, gal mėlyniai pyragai, bet jie buvo tik ant švenčių. Taip jau nieks nekepinėdavo kažkaip. Nes kai mažytė buvau, da mes neturėdavom į cukraus po karo, matai, virdavo iš runkelių tokį sirupą. Sachariną dar esam valgę maži. Irgi 10 centų, jeigu gaudavo, tai tų poduškučių. Į jos buvo sveriamos ne į popierių, tai paprastai. Bet tokie kaip laukinukai. Batonas su grietinė. Cukrų. Cukrų šaukštą kepdavom ant dujinės labai daug. Man atrodo, gal tada mes tiek daug ir pas dantistą eidavom, kai mažiukas būdom, kad man ten 17 plombų yra. Nebūdavo tiek dažnai, bet bent tikrai kelis kartus įsivaizduoju. Ai, mamos obuolių pyragas. Va tas su dar grietinėlė ant viršaus, ir kad pastovėt, va ten skaniai. O, sūrelis. Iš karto. Sūreliai. Mango skonio. Aha, karums mango skonio sūreliai. Daminį desertą atsiminiau dar vieną, kad mes žiauriai bėgom saldumynus ir augdamas. Dažniausiai tiesiog bulką su grietinė, cukrų pabarstytą valgydavom. Atrodo, tėvai eidavo iš protų, nes esu batonus valgydavom. Bet kai tėvai išeidavo ir taip nėra nieko namuose, jokio skanumyno, nieko įdomaus, taip tėvai išeina į darbą. Ar į parduotuvę mes taip, namai tušti, tai pasiimdom šaukštą cukraus, užsiverdom ir taip tik lašelį vandens, ir tada kaitinį ant dujinės ir pavirsti į karamelę. Tas tai geras būdo. Ir visą laiką beveik nusideginom liežuvį, nes nepalaukiam, kad šaltų ir tada badai valgyti. Reikdavo pakišti po šaltų vandeniu, kad biškį atvėstų, bet vis tiek kandai tada deginas. Bet, žinai, rizika yra tokiam žaidime. Tik tais problema buvo paliko, kad mes to šaukštą sudegindavom ir juodą palikdavom. Tai tada reikdavo arba slėpti, arba mest lauk ir galiausiai tėvai eina iš proto, kad kur mūsų šaukštai, kur visi šaukštai dingsta. O mes kaip narkomanės kepam karamelę. Mes visą laiką laukdavom tėvų balių, kad galėtumėm po visokių gimtadienių parduot bonkes ir užsidirdavom pinigų. Atidarydavom ir tėčiai bonkę alaus, norėdavo, nenorėdavo, bet išgerk, mums reikia priduoti. Bet paskui su laiku jau aš jau paaugau ir man buvo gėda, paliko gėda nešti ir eidavo į sesės Ingą Rimą priduoti, bet atlygį dalindavomės vis tiek. Tik paskui su laiku jau supratau, kad čia biškį nesąžiningai. Ai, dar žiauriai nekęsdavau tikybos pamokų. Man reikėjo komuniją prieiti, maldas mokintis ir aš apsimesdavau, kad sergu ar dar kažką ir pabėgdavau. Beveik visus metus bėgau už tikybos pamokų. Ir aš nepatekau į tą pirmą etapą, tai komunijai prieiti ir mane kažkaip po mėnesio dar prastūmė. Turėjau išmokti per mėnesį viską. Tikiu Dievą tėvą, visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėjai. Nu jo, kaip su dvynė gyventi, vis tiek juokingai tų istorijų tikrai yra. Mes vienas iki vienam darbę dirbam kaip vienas žmogus. Aš buvau pamiršęs. Aš sikeisdavau, nes viena gavo darbą,
viskas registruota yra Ingos vardu, bet, žinai, yra antradienis, Inga nenori eiti darbą po paskaitų, ten restorane, žinai, valyti, kad yra paskaitos, Inga negali eiti. Aš nueisiu, gerai tik susirišu plaukus, kad panašesnis atrodytum. Į man Inga susakė, kur viskas yra, kur raktai, kur ten valyti reikia restorane. Ir, nueinu, apsivaliau, viskas normaliai buvo, algą dalinomės. Dar atsiminiau iš vaikystės atsiminimą. Mūsų saliono kambario duris būdavo su užraktu. Ir Rima buvo salione. Rima buvo, ne? Ir užsikirto spyną, nes buvo labai sena. Ir mes išsigandom dabar, kad visą dieną ten paliks tam kambarį, tai kad nenumirtų iš bado. Mes kepėm visokius blynus ir per viršutinį durų tarpą kišom ir svaidėm jiem blynus. Paskui šiaip ne taip kažkaip išėjo iš to kambario. Toks, gal iš tokių prisimenu, kaip kažkoks paukščiukas atskrido ir mano pusbrolis Gintaras į jį akmenukus mėtė. O aš sugalvojau prieiti, arčiau tą paukščiuką pažiūrėti, o jis nepastebėjo, kad aš prieinu ir iš akmens gavau į pakaušį. Man kraujas per nugarą bėga, aš žliumbiu. Mane taip skaudu buvo, bet kaip išsigandau to kraujo. Aš nei jo nekaltinau nieko, bet man tai baisu buvo, kad per tą nugarą tas kraujas bėga. Ir kažkodėl labai dažnai prisimenu tą atvejį. Jis pats išsigando, kad taip atsitiko. Ten buvo labai netikėta. Ne, paprasčiausiai turėjau. Tėtis davė 5 rublius ir pasakė nupirkti mamai dovaną. Gal gimtadienis buvo, neprisimenu. Ir mes nuėjom, žiūrinėjom po tą vitriną, ką čia nupirkti už tos 5 eurus, bet rubliai tada buvo. Ir čia tai buvo jau dideli pinigai. Rinkaus, niekaip negaliu išrinkti, kas čia tinkamesnis būtų. Besirinkant aš apsičiupinėjau, žiūriu, kad aš nebeturiu tų 5 rublių, pamečiau juos. Aš taip išsigandau, žinai, jau nusprendžiau, ką pirksiu, o neberandu tų pinigėlių. Paskui žiūriu ant žemės, ant sumindytas, sulankstytas. Tai aš tiek apsidžiaugiau, ką radau, galvoju, gavau pinigų dovanų, nupirkti ir pinigų nebeturiu. Kažkokį pakabuką prisimenu, nupirkau su kažkokiais gintariukais, tai tiek streso apturėjau dėl tų 5 rublių. Bet matyti, čia buvo kažkas, mano pusėje buvo gerosios jėgus, kad aš radau tos 5 rublius. Aš turėdavau anksčiau labai daug tų visokių komedijų, piršliais eidavom su vyru, žinai, su Vytautu. Dabar kažkaip ramiau, man patinka daugiau, kai kiti ką nors daro, bet aišku, buvo tų intermedijų ir klebon gaspadien ir telšių pliumpis visokiausių. Tiems mažiems vakams ir du vakabau subunti, abolom padės. Svetimėms padėt, nuo savo kamus nusimet. Ir aš norėčiau sumut tokį dain, muzikondą, ar jūs mokat? Jeigu tavo kabau, 2 gadelė. Galėtumėm. Ne? Su didelė sunkumas, bet padėsim, kaip dabar. Tad leiskit palinkėti, kad jūs lydėtų visada tokios pat giedros mielos akis kaip šiandieną. Linkėti sveikatos mums dar per anksti, linkėti laimės ir rusenančią širdį jums linkiu. Kad būkit patys savimi, gerbkit ir mylėkit vienas kitą. Aš to paties irgi linkiu.
Nu, aišku, kada bus 3 parus, tai pinigus. Не могу доктор снега. Mes esam labai pasaulus, nes esam kooperatininkai. Mes norim labai klientūrus turėti. Stop, niekur. Tramdyt reikia, yra tramdyt. Vėl kova vyksta. Aš būsiu uždėjęs šiandien. Bet tam staregas tai greitai bus. Aš atsimenu, mes Naudvarį dar būdavo vasaras leisdavom, kad ten varydom bulves kast. O tenais būdavo tų darbų. Bet mes dažnai nusiplaudom, nes mes su Inga būdavom mažikės, mes pavargsim, mažosios mažikės, gal mums palsi. Tai varydom mes ant sėdėjimo Laura Aukštą, varydom iki šaltinėlio ir atsimenu tenais, kai būdavo ant vakaro pusės, tenais jau visi saugę pradės pasidėti, ten atsimenu senelės su tą akordeonu, kai pagrodavo tenais. Nežinau, senelis atrodė toksai, žinai, irgi šeimos židinys buvo, kad tenais tiek visos energijos, tie bairiai, su vaikai, žinai, užsiimdavo, atsimenu, tikrai žaisdavo su mumim tenais. Tikrai tokie labai šilti atsiminimai. Aš labai gerai atsimenu, kad labai norėjom būt draugiam su Deimai Laura, nes jos turėjo labai didelę kolekciją žurnalo Donaldas ir kiti, ir mums Rimai žiauriai patikdavo, kad mes dažnai norėtume matyti pas jas į svečius, kad paskaityti žurnalų. Ir atsimenu, vieną kartą pasiekė tokį lygį, kad mes su Rima sugalvom, žinai, pas Deimos Laurą aplankyti. Ir nuėjom, ir mes nežinom, bet jos tuo metu mokykloje buvo ir jų mama atidaro duris. O mes, žinai, stovom mažikas, nes kiek metų buvo, kad, tipo, sako, Deimos Lauros nėra namuose, mes taip, mes galim tiesiog žurnalų, žinai, paskaityti, įsiprašym pas jis į namus, kad ten žurnalų skaityti ir taip galvoju, girdai visą gėdos, neturim tiesiog. Ranklenkimą užsiėmiau kažkurio metu, bet čia jau vėliau sodo viduriniai, jau kai buvom, mes turime Klaipėdoje mokinomės jau balso viduriniai. Tai jo, balso gimnazijoje mano mokykloje, ten tai buvo geras laikas. Taip, ačiū tėvai, kad mumis išleido į balso gimnaziją. Taip, buvo geriausi metai mano paauglystės. Taip, netgi dabar apie tai pagalvoju, kad taip, ačiū Dievui, kad išėjom iš sodų, nes ten sodos ragas buvo. Jo, tai kad išėjome tą balsą, atrodo, mes galėjom ten savim būti, nieks iš mūsų nesijokė, nes mes, žinai, buvom kitokios, buvom menininkės. Mes gyvenom tarp menininkų, tarp muzikantų irgi apsiverksiu. Tai atrodo, tai kaip padengia gerą tokį bloką eit kažkokio link, kad tobulėjimo, savęs ieškojimo. Tai buvo geriausi metai. Aš didžiuojuosi, kad suradau tą tokią gyslelę filmavimo, suradau, kuo noriu užsiimti ir aš didžiuojuosi šią visą projektą, kad pradėjau šeimos dokumentinių. Labai daug metų aš šitą idėją vyščiau ir visą laiką radau daug priežasčių, kodėl nedaryti. Kad darbas, reikalai, indai, projektai, chalturkės, vestuvės turi filmuoti, jau yra tų darbų. Ir labai daug atidėliojau šitą projektą, kad tiesiog, nėra geras laikas, dabar užsiemus. Ir
dar buvau irgi sakius apie pasakodam visą tą idėją, gal čia per didelė ta idėja, jis sako, ne, davai, užsiimk, įdomiai skamba. Ir mes čia kaip tik važiavom babos 80-mečiui. Ir sakau, va, bus visa, šeimos susirinkus, giminės atvažiavusios, gal man dabar reiktų pradėti, bet mes kaip tik po to grįžimo aš turėjau 4 vestuvės filmuoti, aš turėjau 6 mėnesių projektų užsiimti. Aš sakau, aš tiesiog neturėsiu bent jau mažiausiai metus laiko, kada pradėti net montuoti. Dar nes ne, vis tiek paskatino, sako, ne, imk, tai dabar nufilmuok, susidėk visą medžiagą į kietąjį diską ir tiesiog kada turėsi laiko sumontuosi. Tai gerai, varom, tai greit, aš tenais įrangą susikroviau, viskas pradėjau ir didžiuojuosi, kad skyriau tam laiko, nes tikrai man čia toksai kūrybinis tas procesas buvo ir labai daug metų gal neturėjau tos tokios kaip aikštelės tam kūrybiniui procesui. Nežinai, po Nevėro prasidėjo darbai, visokie žlugdantis, kavinės, parduotuvėse dirbau. Tai tokie nekūrybiniai darbai ir sunkus. Ir dabar užsiėmiau šito viso filmavimo ir man tokia, kaip birkštėlė, tokia ugnis. Ir labai džiaugiuosi, kad radau tą savo tokią, kūrybinę dalį, kuri man duoda tą išsireikšti ir kad aš matau, kaip šitas visas projektas vystas prieš mano akis ir jis didesnis, negu aš kada įsivaizdavau. Labai džiaugiuosi. Tikiuosi, kitiems patiks. Aš čia daug ką turiu pasigirti. Vaikit. Negaliu prie. Didžiuojuosi gal. Tėvais gal didžiuojuosi, kad močiutėm, kad išmokino sodinti pomidorus, bulves, kaip prižiūrėti braškes. Žodžiu, visas daržovės dabar moku augintis. Tai faina, kad išmokau. Perksi. Didžiuojuosi ir tėvais ir seneliais, kad išmokino ir savim, kad išmokau. Moku špagatą padaryti. Kuom nesigiriu per daug. Man čia prieš kelis metus toks interesas paėjo pradėti domėtis dvasiniais dalykais ar energijos gydymu. Nežinau, kaip papasakoti, nežinau, daug tokių dalykų susidėliojo, kad aš norėjau atrasti savo, kas man padėtų nuraminti nervus ar kažkas tokio, nes darbas ar gyvenimas stresą kelia ir tiesiog pajaučiu, kad aš vis laik stresą gyvenu ir taip pagalvoju, čia nėra normalu, nes vargina. Taip, norėčiau rasti tokį variantą, kad taip nusiraminti ir taip ramiai gyventi. Aš apsimokinau reiki kursus, tai yra toks japonų energijos gydymas, kad ant žmogaus aš vaikau rankas ir tiesiog energija ataka ir subalansuoja energetinius taškus ir jauties geriau ir subalansuotas ir atrodo toks, nežinau, man čia toks arti dalyko, kaip jaučiasi kaip magija, nors iš tikrųjų tai nėra jokios magijos, viskas yra labai lengvai paaiškinama kaip energetiniai laukai, nežinau, kam įdomu, kas kritiškai žiūri, bet esmė tame, kad veikia ir kas įdomiausia yra, man patinka padaryti reiki sesiją ant žmonių, kurie netiki. Tai pavyzdžiui, tėvams dariau, kurie, neturi plataus ar jokio suvokimo apie tokius dalykus. Tai dar įdomiau padaryti sesiją žmogui, kurie net netiki. Ir tada jie taip atsikelia ir taip. Ir jam tiesiog atima badą, nes jie tiesiog guli ir aš tiesiog rankas dėlioju. Ir tada mano rankas užkaista, tada karštus būna ir jie netiki, kad aš nieko karšto tai nededu. Ir tikrai buvo labai daug komentarų žmonių, kad turiu vizijas iš savo vaikystės ar kad ten
pamatė savo jaunesnį aš ir ten apsikabino ir jie verkė fotosesiją ir taip atrodo, aš tai, žinai, nieko aš ten tokio nekišu, nedarau, bet taip rezultatai buvo nerealūs. Ir aš apsimokinau, kad taip savo pačiai tą galėčiau daryti ir jeigu kas paprašo, draugai ar šeimos nariai, aš jiem padarysiu sesiją, bet aš nedarau to už pinigus, čia ne verslui, tiesiog, kad geriau jaustumės, tai neieškau kažkas naudos iš to. Ai, nu kaip aš visą laiką taip didžiuojuos, kai jeigu ten man pavyksta ten tortą papuošti arba jeigu jis skanus gaunas, tai aš niekada nepasakysiu, kad oi koks skanus gavus, oi koks gražus. Aš vis laik klausaus, ką čia aplinkiniai pasakys, kaip įvertins. Nu, išmokau, buvau priversta išmokti, kai pradėjau patikti naują hobį, atradau, gėlės auginu, pomidorus auginu. Pomidorai dabar kaip mano kokie vaikai. Atvažiuoju, būtinai reikia man įbėgti šiltnamį patikrinti, kaip jie ten gyvuoja. Mano praktinis gyvenimo patarimas toks gal biški psichologinės yra, kurį aš pati naudoju, kad tiesiog labai paprastai yra nekritikuoti. Ir ne visada tas gaunas, bet tiesiog stengiuosi pasigauti. Ir ne vien, kad čia žinai žodžių, kad čia visus kitus kritikuoti, visiems pliotkai, bet mintyse. Kad būna, žinai, einu gatvėj, nužiūri ten kokia, žinai, moteris eina su tapkėm ir taip mintyse, eik tu savo žiemą, kaip čia su tapkėm eina, o ką. Ir taip tiesiog bandau pasigauti tą tokį kritinį mąstymą, peikiantį, kad ir tiesiog bandau nukreipti dėmesį, nes tas yra, nuodas, tiesiog duoda blogą energiją, tiesiog nėra jokio pozityvo ir tiesiog aš nenoriu, kad tokios negatyvios mintis gendintų mano savijautą, mano energiją visą. Nes tos blogos mintis, tas stresas visas, jis kaip lašalinė nuodų, žinai, skiria tavo kūnas, išskiria tokį chemikalą kaip nuodą, kaip pastoviai negatyviai nuotaikoje esi ir sveikatą gali susigadinti. Kaip nukreipti tas mintis yra mano tiesiog tokia praktinė užduotis pasigauti, reikia suspėti pasigauti ir nukreipti mintis. Ir aš žaidžiu tokį minčių žaidimą vizualinį, kad dabar rask 5 medžius. Ir tada gerai, einu ieškai, gerai, 1, 2, 3, gerai, tuja, 5. Tada rasti reikia 3 trikampius. Ir aš kol einu į darbą ir tiesiog ir ieškau. Nėra trikampių, einu kol surandu. Ir 3 žalias spalvas, 4 mėlynas. Pačios užduotis yra nesvarbu, bet aš tiesiog žaidžiu sąžiningai ir tas labai padeda nukreipti tas mintis į kažką visai kitą. Ir po daug metų to naudojimo jau tiesiog kažkaip kartais padedu ant vietos pasigauti ir tiesiog neiti tą negatyvę pusę. Ir tiesiog padeda turėti pozityvesnį tokį gyvenimą, kad negyventose negatyviose mintyse, net kritikuoti ir gyventi ilgiau. Gyvenimo filosofija, tai kad visą laiką, nežinau iš kur man šitas, iš kur aš moku šitą, bet jeigu bet kada kažkas blogo atsitinka ir dažniausiai kažkas, tarkim, mašina įsitrenkė, kažkas, žinai, nukrito, sulūžo, tai kažkas blogo atsitinka, va taip su tą pačią sekundę aš pagalvoju, taip ir turėjo būti. Kad, žinai, kas yra ne mano, ką aš negaliu suvaldyti, kad kažkas atsitiko, va, kad taip likimas turi būti, kad tas dalykas turėjo sulūžti, kad turėčiau kažką kitką padaryti, kad turi, kad mane kažkaip tas nuvesti iki kur aš turiu eiti. Ir aš stengiuosi nesipriešinti tokiam dalykam ar verkti, ar laikyti ant kažkokį, taip, būčiau kitaip galėjus padaryti, kas praėjo, nepakeisi, net nešvaistau laiko. Aha, nu taip kažkaip vienu žodžiu taip nemoku pasakyti. Nu, šiaip paprastai, kai gyvenime, aš taip daugiau plačiau papasakosiu, kai gyvenime ten viskas sekasi, tu turi gerą šeimą, ten, pažiūrėjau, turi gerus vaikus, ir tiem vaikam viskas gerai sekasi,
turi vyrą gerą, kuris ten tau visur padeda. Šitaip išplačiau noriu, kad ta prasme, kad tau viskas gyvenime taip sekasi, o tu esi, tave myli ir tu myli. Ir tas viskas kažkaip nesinorim apie tai garsiai šnekėti, skelbintis. Ir vis laik turiu tokią mintį, kad laimė mėgsta tylą. Taip atrodo, jeigu tu pradėsi garsiai apie tai kalbėti, pradėsi ten reklamuotis, tau gali, pažiūrėjau, neapsisekti, gal tave nužiūrės kas nors, kad gali tą laimę kažkur ir išgaruoti, išdulkėti, taip kažkaip džiaugies tom, ką turi, bet nebūtina viską taip visiems pasakoti, ypač svetimesniems žmonėms, kažkaip džiaugies tom. Jeigu gal plačiau, aš taip kartais irgi pagalvoju apie visus, pavyzdžiui, ir jūs, ir apie Vilnių, ir žinau, pavyzdžiui, apie visų, pavyzdžiui, nesėkmes ir gerus dalykus. Ten, pavyzdžiui, Dainiukui ir Andriukui kažkas nepasisekė. Jeigu aš ten nepaskambinau, nepasidomėjau, tai nereiškia, kad aš nepergyvenu, kad aš negalvoju. Aš vis laiką esu su visais, taip galvoju, bet ir džiaugiuosi, kai jiems viskas sekasi, bet taip, aš vis laik pagalvoju, aš vis laik prisimenu, kaip aš juos myliu, kaip jie mažiukai buvo, kaip mes čia vasaras leisdavom, kaip mes stovyklaudavom, visą laik prisimenu, visą laik galvoju, bet jeigu mes nesusiskambinom, nesusibendraujam, tai nereiškia, kad aš juos pamiršau. Visą laik širdį pas mane. Ir aš jūs visus myliu, visus užsieniečius ir jūsų antros pusės. Aš visą laiką galvoju, bet ne visada išeina, žinai, pabendrauti, pasišnekėti. Ir tai irgi taip norisi kažkam, taip norėti pasakyti, kaip man faina, žinai, dukrom tas pasitams. Bet kažkaip galvoju, aš geriau mažiau šnekėsiu, nes paskui, kai nepareitų, koks negeras dalykas. O taip atrodo, tegu buntas gėris, bet aš džiaugiuosi to gėriu. Gyvensit ir patys sužinosit. Kiekvienas vis tiek savaip gyvens ir neklausys patarimų. Gerkite daug vandens. Ne piniguose esmė gal. Stengtis reikia, dirbti, užsidirbti, kad turėt, bet kad ten persidirbti per daug nereikėtų. Tokių labai prabangių kokių dalykų geriau tikrai pakeliauti, pamatyti kažką. Aš nežinau, aš patenkinta visko gyvenimu, ką turiu, tą turiu. Kad kur dar pabendrauti su draugiam, pabūti, kur nors nuvykti, ką nors pamatyti, pakeliauti, dar kiek pinigų į grabą nenusineši. Kažkaip net nežinau, taip, aš kažkaip galvoju, gal labiau tas praktinis patarimas ir toks savo nuomonės pasakymas. Tu pasakai savo nuomonę, bet nereiškia, kad tas žmogus būtinai turi pritaikyti. Žiūrint, kuriuo įsiryti ten, ar tu virtuvėje, ar ten augalus auginant, tada kažkaip, žinai, toks sudėtingas dalykas, kad taip negalėčiau pasakyti, jeigu aš jau konkrečiai žinau, kad, žinai, tą reikia taip daryti, aš galiu pasakyti, bet nereiškia, kad žmogus pasinaudos tom. Aš taip kažkaip irgi iš pradžių galvodavau, kad tokius dalykas gal nėra svarbus, bet, pavyzdžiui, bet kokį darau konditerinį, pavyzdžiui, gaminį, ten kremas būtų ar biskvitas, dėtų ten saldį dalyką, visada įdedu žiupsnėlių druskos. Visada. Jeigu aš neįdedu, kažkaip atrodo, tas skonis. Nors mažiausiai žiupsnėliai būtinai įdedu. Ar ten saldus kremas, ar desertas, ar želė. Visada. Ir iš tikrųjų, pažiūrėjau, kokias bandelės kepo kažką. Kartais pamirštu įdėti druskos. Visai ne tas skonis. Reikia. Nors mažą trupinėlį. Aš visą laiką galvodavau, kad pinigų reikia turėti. Aš visą turėdavau.
aš kažkaip mokėdavau biškį pasitaupyti, ar ten vestuvės ten Linai, ar ir Arūnui padariau. Ir visą laiką man turėdavo būti sąskaitui kažkaip pinigų, bet kad ten jau labai taupyti, ne. Jeigu kas patinka, galiu ir išleisti. Nežinau, visokius išbandėm, juk mes turėjom ten į karvių, ir arklių, visko, bet kažkaip gerai tas žemės ūkis, bet paskui pagalvojau, jau artėjant 65, galvoju, ne, man reikia geriau būti laisvai, geriau dėl savęs pagyventi. Prie žemės yra daug darbo, jeigu nori turėti vaisių iš to žemės, reikia labai daug dirbti. Visur ir darbė, jeigu nori ką nors pasiekti, turi daug dirbti. Gyventi šią dieną ir džiaugtis tom, ką turi. Tai neplanuoti, kad kada nors padarysi. Gal kada nors, bet jeigu tu nori, tu ir daryk. Neatidėliuoti to, ko labai nori. Siekti savo svajonės, jeigu iš karto nepavyksta įgyvendinti. Nedaryk blogo. Ne, galiu paguglinti. Draugo paklausti. Kai skambutis. Kam galiu paskambinti? Gerai. Rima, reikia salės pagalbos. Gyvenimas yra egzaminas. Bet aš nesimokiau. Pas močiutę fainai būdavo. Ir pas babą baliai, man patikdavo tokia didelė baliai ten. Man patinka ta tokia idėja, kad tiek žmonių susirinkdavo ir apskritai pas močiutę, žinai, durys visą laiką atrakintos, žinai, kur raktas įsileis gali. Ir man fainai tas toks, tokia bendruomenė ir kad kas važiuoja pro šalį ir suks, nes aš tikrai to pasilgstu, kad mes turimai iškeliavom toli gyventi ir dažnai tai būna taip pasilgstam, suskausta tą širdį, žinai, nes pasilgstu tos bendruomenės. Nes taip atrodo, ir ieškau to jausmo. Ir taip norėčiau, kad ir arčiau gyventų, bet mes taip sužinojom, kad šitoks yra mūsų gal šeimos prakeiksmas. Kad ir mūsų mama, mūsų tėvai ir jų broliai sesės gyvena toli. Mamos brolis Arūnas Švedijoj, tėčio sesė Kuma Vilniuj. Tai baba pasakė, kad mes ir mamai stengiamės kažkaip arčiau viena kitos gyventi, nes mes čia gyvenom apie 3 valandas atstumu. Ir vis sakom, bandė čia Rima arčiau kraustytis, nesigavo. Ir baba sako, tai ko jūs čia stengiatės, čia taip turbūt. Kad atstumą širdį, kaip ten suartum, kad mes nesusitiksim porą mėnesių ir kai susitinkam, tai ką veikiai. Tai fainai. Nežadėjau tiek verkti, nežinau iš kur, Ačiū. Norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio giminaičių serialo filmavimo. Ačiū, kad visi prisėdot, aš kitus tikrai prispaudžiu, aš net nedaviau pasirinkimo, tiesiog sėdit ir važiuosim, čia mikrofonas. Ačiū, kad tikrai visi radot tam laiko ir pasisakėt, nes be jūsų nebūtų šito dokumentinio. Tai aš noriu, kad visi savo pasiplotumėt. Ir ačiū labai, nes mano idėja nebūtų gavusi, jeigu nebūtumėt jūs visi atsivėrę ir pasipasakoję ir tikrai esu labai dėkinga visiems. Ačiū.